Labadiena, mūsų brangus laisvai ir kritiškai žiūrovė. Šiandien mes su profesoriumi Gintautu Mažeikiu norime pakalbėti apie demokratijos krizes ir apie pasaulyje vyraujančias diktatūras ir šitą visą dinamiką demokratijos ir autoritarinio režimo, visas tas sąveikas. Tai gerbiamas profesor, kaip jūs matote šiandieninę situaciją, gal pradžiai apsiribokime Europos situaciją, paskui pažvelgsime gal ir globaliai? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad štai šitas, pavadinkim, autoritarizmo ir demokratijos supriešinimas nėra labai aiškus politologinio arba politinės filosofijos požiūriu. Ir štai kodėl. Labai dažnai žmonės, kurie nori apibrėžti, kokios egzistuoja santvarkos, kreipiasi į vadovėlinius Aristotelio aiškinimus, kurie dažniausiai vadovėlius ir netgi ChatGPT mums gali paaiškinti, kad štai yra gera santvarka demokratija, o bloga santvarka anarchija. Tačiau Aristotelis niekada šito dalyko nėra rašęs, tokio daikto. Aš pacituosiu tiesiog Aristotelį iš jo politikos, citata. Nukrypimai nuo minėtojų santvarkų yra tironija nuo karalystės, oligarchija nuo aristokratijos ir demokratija nuo politėjos. Ir taip toliau. Kitaip tariant, demokratija įvardyjama kaip bloga valdymo forma, kuri, cituoju Aristotelį, demokratija to, kas naudinga neturtingiems. Tai kitaip tariant, kitur demos tai minia, tai kas naudinga miniai. Ir tada mes tokiu būdu supriešiname autoritarinę valdžią, kuri, spėkim, kad tai gal bus tironija, ir demos minios valdžia. Ir manome, kad kažkuri iš šitų dviejų valdymo formų yra gera. Jeigu sekti paraidžiui Aristotelį, tai abi jos blogos. Ir autoritarizmas, tarkim diktatūra, tironija, yra bloga ir demoso minios valdžia. Na, ką mes šiandien vadintumėm demoso minios valdžia? Veikiausiai tai būtų populizmas, populistinė demokratija. Populistinė demokratija ir yra demoso arba minios valdžia, kuri yra tiek pat bloga, kaip ir koks nors, sakykime, mūsų Europoje Viktoras Orbanas, kuris siekia savo diktatūros savo šalyje. Tai kasgi vietoj to ir kaip tai galėtų pasirodyti? Pagal Aristotelį tai turėtų būti daug maž išsilavinusių žmonių, turinčių apibrėžtus gebėjimus, vadinasi ir turto cenzą, politėja. Tai yra tie, kurie išmano, turi kompetencijos, yra pakankamai atsakingi ir gali teisingai suprasdami balsuoti, ne bet už ką, o už ką reikia. Na, aš čia prisiminsiu, kaip Lietuvoje buvo balsuojama dėl referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos, kur, žodžiu, dalyvavę referendumo metu, iš esmės nepritarė naujos atominės elektrinės statybai. Tai ir buvo demoso balsavimas. Žmonės, kurie neišmano apie atominę energetiką, negali aiškiai suformuluoti, kas per dalykas, kokio masto tarša arba kokias naujas galimybės atveria. Jie vien tik vadovaudomėsi propagandiniu įtikinėjimu balsavo už arba prieš. Abiem atvejais, nesvarbu dabar už ką jie balsavo, bet dauguma iš jų balsavo nesuprasdami, už ką balsuoja. Tai Aristotelis tokią situaciją ir vadino demoso valdžia. Minia priima sprendimus, kurie gali būti tiek pat katastrofiški, kaip ir autoritarinės valdžios priimti sprendimai. Taip, demos tai liaudis, o ne demonai. Ne, demos tai net ne liaudis, tai minia. Mes dabar net liaudės neįvedinėkim sampratos, nes liaudės sąvoka apskritai populus atsirado labai vėlai. O demos tai yra tiesiog ten toje teritorijoje gyvenantys mažai pasiturintys neišsilavinę žmonės, kurie dėl savo
įniršio ir agresyvumo išsikovoja teisę spręsti valstybės reikalus. Nu taip, Aristoteliui tai būtų turbūt žemdirbiai, amatininkai, to meto Taip, polio gyventojai. taip. Taip. Tai perkeliant visą šitą mūsų aplinkai, kaip jau sakiau, mes tada vartojame populizmo ir minios sampratas, ir populistinė minė balsuoja ir elgesi labai neatsakingai, bet paradoksas yra tas, kurį Aristotelis jau pastebi, kad demos atveda į valdžią dažnai tironus. Kitaip tariant, populistinė minė mėgsta, kad galų gale ateitų į valdžią koks nors tironas, kuris jiems pataikauja. Todėl demokratija savo plebso arba mažiausiai pasiturinčių, mažiausiai išsilavinusių, mažiausiai kompetitingų žmonių dėka atveda į valdžią tironus. Dar daugiau, ne tik atveda į valdžią tironus, bet ir džiaugiasi jais ir šlovina juos, tikėdamiesi, kad būtent per tironą greičiausiai gaus kažkokių tai malonumų, garbės, orumo, jiems daromi įvairūs pažadai, bet labai dažnai tai baigėsi tuo, ko baigėsi Rusijoje. Košmariškais karais ir vidiniais persekiojimais, beje, kaip ir Rusijoje, tas demosas yra siunčiamas mirti į frontą, o nesutinkantys inteligentai į kalėjimus arba į užsienį. Taip. Įdomu, kadangi čia jau atsirado nuoroda į Aristotelį, tai dar norisi prisiminti ir Platoną, štai jo veikale įstatymai, kuris Lietuvoje rečiau arba kartais net niekada necituojamas, nenurodomas, tarsi neegzistuotų, tai ten Platono, berods tai yra paskutinis jo karjeros veikalas, aiškiai kalbama, kad diktatūra geriausias valdymo būdas ir tokios užuominos jau yra kaip ir jo valstybėje, kur filosofas, tas išminčius geriausiai žino, kaip valdyti, tai jau ten linkstama į žmonių klasifikacijas, auksinės prigimties, sidabrinės ir tie amatininkai žemdirbiai jau geležinės, jam prasčiausias rūšies. Bet štai knygoje įstatymai Aristotelis, tai yra, atsiprašau, Platonas už diktatūrą ir idealiausia valstybė maža, su mažai gyventojų, virš 5000, nes juos lengviausia valdyti, jo įsivaizduojamoj saloj Magnezijoj. Na ir štai antikos idėjos šitos klasikinės linkstančios į diktatūrą, kad būtų kontrolė, nes tas tironas, tas diktatorius kaip ir geriausiai žino, ko kam reikia. Ir pikantiškų detalių ten labai daug, kad išprotėjimas, pavyzdžiui, draudžiamas yra, ten yra patikrinimai naktį. Tai dabar mes matome tą kitą idealą šiomis dienomis, kuris pateikiamas kaip demokratija. Ir štai mes matome 21 amžiaus pradžioje tą demokratiją labai stipriai braškančią, turinčią labai daug problemų, nesugebančią atlaikyti įvairias krizes, įtampas. Viena iš jų, tarkime, migrantų antplūdis iš tiek kokios nors karo nusiaubtos Sirijos arba Afrikos įvairių šalių, matome, kad visuomenė nepasitenkinusi ir ta demokratija tokia liberali valdžia yra tokia kaip ir likvidi, tokia išskydusi, taki, nesugebanti kažkur tai rasti savo tokio stuburo. Nors jį geba rasti stuburo. Žodis jums, kaip jūs manote apie šią situaciją? Na, žinoma, kad nuo antikos viskas pasikeitė ir kaip Karlas Šmitas, vienas iš vokiečių politinės minties ir politiškumo tyrinėtojų, pastebi, kad XIX ir XX amžiuje būdingas toks dalykas kaip politinė teologija, kuris reikštų tai, kad politikas turi omenyje vadinamą anapusybės tikslą, tam tikrą misiją arba viziją, Dievą, kuris yra anapusinis ir kurio neturi
nei Platonas, nei Aristotelis. Ir todėl štai atsiranda taip vadinami politikai, kurie mus veda kažkur tai ir kažką tai bando padaryti ir patys juda kaip Napoleonas nori sujungti visą Europą, ar tenais kuris kitas karalius nori sukurti didžiąją imperiją, Šventąją Romos imperiją. Ir kada jie patys judėjo ir patys įvedinėjo visokius, sakykime, reikalavimus, tai pokalbio apie pabėgėlius arba migrantus iš viso nebuvo. Jie buvo užgrobiami, išvaromi, įtraukiami, vėjami, jie buvo kontroliuojami ir, kitaip tariant, buvo taip vadinami perkelti asmenys, dipukai, displaced persons. Tada tokiu atveju net nebuvo kalbama apie šitas pabėgėlių bangas, nei kaip apie grėsmę, nei kaip apie galimybę. Nors, sakykime, tas masių judėjimas, milžiniškas masių judėjimas, visą laiką buvo dėl karų, dėl imperijų, dėl ekonomikos ir kitų dalykų, jis niekada nesustodavo. Arba paverčiami vergais. Jo, paverčiami vergais, na ir visko su jais nutikdavo, dabar mes jų nespėliosim kiekvienos tautos, kiekvienų perkeltų asmenų likimo, jie buvo labai skirtingi. Tai problema yra ta, kad tais laikais nebuvo išplėtota minėta pabėgėlių teorija. Pabėgėliai tai nereikalingi asmenys. Čia displaced person, tai vadinasi dėl kažkokių aplinkybių, bet jie kažkaip iš karto įtraukiami ir daromi reikalingais. Tai jie Sibirą turi įsisavinti, tai dirbti kažkokiose fermose, tai vėl kažkas. Kitaip tariant, jie yra suprantami kaip tie, kurie mums reikalingi bus įdarbinti, kitaip tariant, jeigu norite, net vergai. Šiuo atveju atkeliauja šimtai tūkstančių, milijonai nereikalingų asmenų. Ir čia vėlgi labai stipriai pasikeičia, kodėl jie yra nereikalingi, todėl kad ekonominiai santykiai pasikeitė. Šiuolaikinė ekonomika, kuri ten yra labai pažangi, jiems pabėgėliai nereikalingi, nors kvalifikuoti darbininkai, kurie migruoja, yra labai reikalingi. Pavyzdžiui, Donaldas Trumpas šiandien sako, nuolat kartoja, mes nepriimsim šitų pabėgėlių, nelegalių, kurių ten pas mus bėga pasak jo milijonai, bet priimsim visus tuos, kurie mums reikalingi, tai yra, kurie yra legalūs migrantai. Legali migracija tai vadinasi žmogaus kapitalo, žmogiškojo kapitalo pasiėmimas ir pritraukimas. Pavyzdžiui, tie, kurie pasitraukė iš Rusijos, kada Rusija atakavo Ukrainą 22 metais, iš Rusijos pabėgo apie 1 milijoną Rusijos piliečių. Tai jie nėra pasaulyje įvardijami kaip pabėgėliai. Todėl, kad tai yra kvalifikuoti asmenys ir Lietuvoje yra daug muzikantai, programuotojai, žurnalistai, politiniai veikėjai, verslininkai, kurie atidaro savo kokias nors programavimo įmonės ir tokie pat yra Lenkijoje ir kitose šalyse ir niekas jų neįsivaizduoja, kad čia jie kokiu tai būdu remiami. Priešingai, jie patys atsiveža kapitalą ir sukuria mums pridėtinį kapitalą Lietuvoje ir nesukuria jokios problemos. Taigi mes kalbame ne apie bet kokius, tai yra specifinė grupė žmonių, tie migrantai. Tai pirmas dalykas, o antras dalykas, tie mūsų, sakykime, demokratinės šalis nebeturi utopijos arba transcendencijos, nebeturi to, ką Karlas Šmitas vadina teologija arba transcendencija, nebeturi tos didžiosios vizijos, kur ir ko jie nori. Ko nori vokiečiai? Nieko nenori. Nori gyventi savo buržujiškuose mažuose miesteliuose ir senti pamažu laimingi. Štai jų perspektyva, tai politinių požiūrį yra beviltiški. Tai yra beviltiška tauta, kuri nieko nebenori, kurie nori susenti ir numirti. Ir išsaugoti pacifizmą, kaip po antrojo karo šitoj paradigmai. Taip. Ir kadangi jų mąstymas šitų vokiečių, Lietuvoje lygiai tokie patys yra ar Latvijai, toks mąstymas yra politiškai neadekvatus. Jis yra nemažiau neadekvatus nei tų pabėgėlių, kurie bėga nuo karo ir kurie ieško išsigelbėjimų. Šitie žmonės, kurie balsuoja, jie politiškai yra neadekvatus, nes neturi vizijos ir perspektyvos, kaip ir jų išrinkta vyriausybė, dažnai Merkel šiuo atveju.
neturi nei vizijos, nei perspektyvos. Ko siekia Merkel vyriausybė Vokietijoje, ogi užtikrinti šitų laimingų mažų miestelių vokiečių laimingą senatvę. Tiek, kad prisimenant Merkel 2016 metais jos skandalingai pareiškimą welcome visiems migrantams ir šitą atvirų durų politiką su gana dosniomis išmokomis, kuomet atsivėrė galimybės įvairiom schemam gauti išmokas Bavarijoje ir antras minimaliai suklastojus gyvenamąją vietą, dar ir iš kitos Vokietijos kokios nors apygardos. Tai čia atsirado šitas nepasitenkinimas dėl tokios politikos, kuri buvo Putino režimo intereso dalykas, kuomet tuo metu bombardavo Siriją, iš Sirijos plūdo tūkstančiai pabėgėlių, o Vokietija nerodė kažkokios tai paruoštos migrantų valdymo programos, kaip ir nereikėjo jiems. Senstančiai Vokietijai labai patogu turėti, kas atliks tą juodąjį darbą, kokio tai amatininko ar ne, kurių jau trūksta. Ne. Bet šiandien Vokietijoje rodos yra padariusi išvadų, nors kita vertus, kai Lenkija daug rimčiau visą tai žiūri, Vokietija vėlgi nepatenkinta dėl sienų kontrolės. Tai atrodo, kad yra tokio vis dar yra blaškymasi. Štai Anglijoje ką tik buvo labai didelios minios išėjo žmonių su nepasitenkinimu vėlgi dėl migracijos politikos. Vėlgi sprendžiama, ką daryti su tuo sąsiauriu tarp Prancūzijos ir Anglijos, per kurį plukdomi žmonės. Tiesiog žmonių prekyba vyksta ir per Viduržemio jūrą masiškai. Tai va čia yra dar tokių kiaurų daug sienų ir valstybės tarpusavė vis dar neranda bendros politikos. Ir štai Lietuva su Lenkija dėl Lukašenkos režimo provokacijų pasienyje, sąmoningai suplanuotų pabėgėlių krizės kūrimu mūsų pasienio zonose, Lietuva ir Lenkija parodė apgręžimo politiką, kuri nustebino kai kuriuos politikus vakarų Europai kaip galbūt žmogaus teisių pažeidimą. Tai va čia tokios įtampos vyksta, mėginant atpažinti realijas ir manipulacijas žmogaus orumu. Kaip jūs manote? Šitoje vietoje vėlgi sugrįšiu prie to, ką mes svarstėm. Tai kai Merkel pakvietė, tai kaip čia, klausytojas gali suprasti, kad čia yra toks tarp mūsų dviejų prieštaravimas. Viena vertus, Merkel gina tą ramų vokiečių gyvenimo būdą, kita vertus kviečia atvykti Sirijos ir kitus tuo metu pabėgėlius. Tai paprastai ta pati Merkel minėjo, kad jie nesuvaldė proceso. Jie manė, kad jie elgėsi teisingai, nes reikėjo priimti apie 1 milijoną. Vokietijai trūko darbo jėgos, bet nebuvo per daug svarstoma apie tos darbo jėgos kokybę, todėl kad įsivaizduojama buvo, kad jie atvykėliai plaus indus tenais kambarius, valys gatves ir tų juodadarbių reikėjo. Ir manoma buvo, kad taip greitai priims ir išspręs, bet iš tikrųjų tos problemos ne tik neišsprendė, nes nesugebėjo suvaldyti. Ir dar daugiau atsirado demos, vėlgi minios reikalavimai, kad to net daugiau nebūtų. Ir jeigu tu reaguosi į tą demos arba minios šūkavimus, tai čia prasideda svyruoklės, arba mes visus įleidžiam, arba neįleidžiame nei vieno. Kai, sakykime, tokia protinga, sakyčiau, ir kompetitinga valdžia, jinai užsiema būtent gerai apskaičiuota migracija. Gerai apskaičiuota migracija, kuri neatitinka nei demoso baimių ar lūkesčių, nei populizmo. Kitaip tariant, jeigu Lietuvoje trūksta, sakykime, statybininkų, tai ir jų trūksta, sakykime, 20-30 tūkstančių, tai tada ir galvoja, iš kur tie statybininkai galėtų atvykti.
geriau, kad iš Ukrainos, gali būti, kad Baltarusijos pabėgėliai, gali būti Rusijos, dar gali būti kažkokie kiti, kurie nebus penktoji kolona. Čia iš karto dar viena problema išlenda šitoje vietoje. Bet kokiu atveju yra toksai dalykas, kad reikia šitą procesą suvaldyti. Beje, ne Lenkija ir Lietuva pirmieji suvaldo, kada Merkel pakvietė šitos beprotiškas minės žmonių keltis į Europą ir sudarė galimybės prekybai žmonėmis. Tai tada pirmosios šalys, kurios labai stipriai pasipriešino, buvo Vengrija ir Kroatija. Būtent jie uždarė savo sienas mirtinomis tvoromis, sakydami, žygiuokite aplinkui ten per belekur Serbijas ar ieškokite skylių, pro mūsų šalis jūs nepraeisite, nes tuo metu žygiavo 10 000 pėsčiomis per Vengriją ir aš atsimenu, buvo užgulta viskas. Ir tada Vengrija labai stipriai apkaltino Europos Sąjungą apie tai, kad jinai veda Vengrija ir aplinkinė šalis, į Lietuvą dar niekas tuo metu nebėgo, į katastrofą ir kad Vengrija ir Kroatija uždarys visiškai sienas net su Europos Sąjunga, jeigu bus elgiamasi toliau taip pat. Tik vėliau, gerokai vėliau, prie to proceso prisijungė Lietuva ir Lenkija, dabar po truputį ir Latvija prie to prisijungė, tai yra kieto apgrėžimo politika, plus dar daugiau blokavimo tos šalies, kuri užsiema prekybą žmonėmis, Baltarusija užsiema prekybą žmonėmis, tos šalies blokavimo. Lenkija jau parodė pavyzdį, trumpam uždarydama Rusijos-Baltarusijos karinių mokymų metu šiais metais, 25 metais, trumpam uždarydama visas sienas. Ir dabar Lietuva taip pat grasina, jeigu tęsis šitos kontrabandos, dronai, balionai, visokie ir kitokios atakos prieš Lietuvą, tai tada iš tiesų reikia imtis labai kietų priemonių prieš šalį, kuri užsiima prekybą žmonėmis, kontrabandą, remia kažkokius nelegalius dalykus, vietoj to, kad civilizuotai prekiautų, civilizuotai susitartų dėl darbo jėgos judėjimo, atitinkamai politiškai dėl politinių kalinių paleidimo. Iš principo visus tos dalykus būtų galima suderinti ir dėl tų dalykų susitarti. Netgi Jungtinės valstijos yra linkusios tarpininkauti Lietuvos ir Baltarusijos santykius, bet su viena labai paprasta sąlyga. Lietuva kelia šitą sąlygą, dabar jau apie 2000 žmonių, politinių kalinių, kurie pasodinti, kad jie būtų paleisti. Aš kalbėjausi visai neseniai su Baltarusių opozicija ir ten pagrindinis buvo tokia įdomi idėja, kad jeigu tuos 2000 sakykime, intelektualų, iš esmės jie visi intelektualai, Lukašenka išvarys į Lietuvą per vieną naktį ar per 2 naktis, ar Lietuva bus pajėgi juos priimti ir apgyvendinti. Na, aš taip primečiau, čia žinoma iš piršto laužtas galvojimas, kad jeigu mes priėmėm vienu metu 1000 ukrainiečių, tai veikiausiai, kad per visokius savo bendrabučius ir viešbučius kažkiek tai naktų būtų galima juos priimti, o vėliau jau ukrainiečių patirtis rodo, kad pamažu tie žmonės susiranda patys savo darbus, įsidarbina, juda ir nesukelia beje nei Lietuvoje, nei Latvijoje kažkokių tai grandiozinių demografinių problemų, nors Lietuvos ultra dešinieji jau gali rėkti apie tai, kad tų rusakalbių Vilniuje yra pernelyg daug. Tiesa, tie mūsų ultradešinieji rėkiantieji nelabai atskiria, kurie iš tų rusakalbių yra ukrainiečiai, kurie yra baltarusiai, kurie yra rusai, kuo jie skiriasi, ar jų kalbos skiriasi. Ir svarbiausia, politinių pažiūrų nediferencijuoja. Ir nediferencijuoja politinių pažiūrų ir dažnai apsirinka patys turėdami minimalų išsilavinimą, išstumia žmonės su keliais aukštaisiais arba su kokia grandiozinė sėdėjimo Lukašenkos kalėjime patirtimi ir persekiojimo ir kovos už demokratiją patirtimi. Tai čia yra sudėtingas procesas, bet kaip jau minėjau, kad jeigu valdo demos minia, tai minios atstovai, politinės partijos Lietuvoje, minios atstovai,
Nemuno aušra, negali suprasti, pagal savo gebėjimus nesupranta, kas vyksta su mumis ir tai skatina nesupratimas, populizmas ir minė, skatina diktatūrų ateimą. Taigi, populistinė demokratija, kuri ilgą laiką vystėsi vakarų Europoje, nevaldomi migrantų srautai, kuriuos pažadino Angela Merkel ir jos sekėjai, visi šitie procesai ir yra tai, kas paskatina diktatūrų atsiradimą, diktatūrų ateimą. Ir mes todėl gyvename demokratijos krizėje Europoje. Ta krizė reiškiasi būtent tuo, kad nesuvaldomos minios atveda į valdžią tokius kaip vadovus, kaip Fico, kaip Viktoras Orbanas ir taip toliau. Taip. Ir dabar tokiu atveju, ką mes darysime su šituo labai madingu politikų pasiteisinimu, bet sykiu ir net nepasiteisinimu, bet ir strategija. Aš kalbu apie visuomenės nuomonę, kaip jie nori paisyti visuomenės nuomonės, kaip jie nori atitikti jos lūkesčius, neva tai žadėta rinkėjams. Ir kaip dabar visuomenės nuomonė, jeigu pasikeis, tai kaip įtakos visos partijos likimą. Ir ta visuomenės nuomonė rūpi ne tik Lietuvoje, čia tiesiog visur. Tai čia ir toks kaip ir paradoksas tada, nes polittechnologijos mums leidžia tą visuomenės nuomonę formuoti ir pakreipti norimą linkme. Kita vertus kalbama, kad štai demokratijos sąlygomis reikia atsižvelgti ją. Ir kas iš to gaunasi tada? Kaip elgėsi Trumpas, jis kažkaip tai sugeba įveikti tą, jam kažkaip tai Respublikonų partijos nuomonė vienintelė, kuri rūpi, nes kitaip jis negalės valdyti. Aš manau, kad terminas visuomenės nuomonė yra melagingas ir nebeveikiantis. Kodėl? Todėl, kad tokio dalyko jau Arvydas Šliogeris minėjo, tokio daikto kaip visuomenė nebeegzistuoja. Gal tas dalykas ir neegzistavo ir niekados, tai yra sociologų išmislas, bet bent jau šiuo metu neegzistuoja, o komunikacinių požiūrių egzistuoja vadinamos rinkėjų grupės arba burbulai komunikaciniai. Tai tuos komunikacinius burbulus pakankamai lengva nustatyti, juos galima ištirti, kiek žmonių, pavyzdžiui, nuolatos balsuoja už konservatorius Lietuvos ir nekeičia savo nuomonės, netgi kintant politiniai situacijai. Tai vadinami branduoliniai balsuotojai, kurie palaiko visados savo politinę grupę, nežiūrint kas kinta. Prie jų, prie tų pagrindo, prie to brandolio visą laiką prisijungia stipresni, silpnesni. Žodžiu, tas brandolys išsiplečia, platesnis pasidaro arba siauresnis, bet nėra taip, kad šito brandolio atstovai peršoktų į socialdemokratų brandolį. Ir jeigu, pavyzdžiui, Nemuno aušra turi savo brandolį, nežinau, ar jie jau spėjo jį suformuoti, tai jeigu jie turi savo brandolį, tai tie rinkėjai, kurie niekada nebalsuos už konservatorius ir vargu ar balsuos už socialdemokratus. Tai čia yra, taigi visuomenės kaip tokio dalyko nėra, bet mes turime rezultatą balsavimo, galų gale susideda ir tada mes jį melagingai pavadiname, kad čia visuomenės nuomonė. Ir manome, kad visuomenė susitarė. Visuomenė apskritai nieko negalėjo susitarti, nes jos nebuvo. Tai yra vieni vieno brandolio balsuotojai niekada nesutiks su kito brandolio balsuotojai ir esant progai pasistengs juos nuversti. Tačiau valdžios viršūnėse sekantys žmonės naudojasi šitą klaidinančią savoką visuomenė apie mus taip galvoja. Ir jeigu sako, kad visuomenė apie mus taip galvoja, tai vadinasi, jūs mūsų klausykite. Dabar įdomu atsitiko kultūros protesto metu, kada Lietuvos kultūros protestuotojams prieš Nemuno aušros galimybę valdyti kultūros ministeriją buvo pradėta sakyti, kad jūs negalite protestuoti, todėl kad pažeidžiate demokratinį susitarimą, nes jeigu jau išrinkome Nemuno aušrą ir Nemuno aušra atstovauja piliečius,
tai jie ir turėtų valdyti pagal susitarimą, pavyzdžiui, kultūros ministerija. Į tai buvo atsakyta labai paprastai, kaip aš sakau, nėra jokio visuomenės susitarimo, iš kur jūs tai ištraukėte. Yra jų balsuotojai ir esam mes balsuotojai. Mūsų balsuotojai yra daug daugiau negu jų balsuotojų. Kodėl mūsų balsuotojų, kurių yra daug daugiau, turėtų pritarti, kad jūs atiduodate šitiem žmonėm, kurie nelabai turi supratimą ir kompetenciją apie tai, kaip kultūros procesai vystosi ir kuriais nepasitikė kultūros žmonės kaip galimų pavojimų valstybei, kodėl jūs norite jiems atiduoti. Tai šitas nesusišnekėjimas, nesustarimas ir rodo, kad bent jau tam tikra Lietuvos žmonių grupė supranta apie tokį dalyką, kad kai kas nors pasako, kad visuomenė taip galvoja, jais manipuliuojama. Niekas čia taip negalvoja. O apie Trumpą dar pridursiu. Iš tiesų, su Trumpu yra situacija... Tik tai aš vieną dalyką dar norėčiau, kad čia yra ir dar grinai politologinis dalykas, greta to, ką mes kalbėjom, nes tai buvo socialdemokratų partijos ir Blinkevičiūtės, reiškia, atsisakymo būti premjerė pasekmes, kai jie ieškojo naujų koalicinių variantų. Čia dar iš grinai tokios vidinės partinės problematikos daug kas išplaukė. Užsiema manipuliacija tarp partinė, o sako, kad tai visuomenės nuomonė. Tai griniausias melas. Nėra čia jokios visuomenės nuomonės, o yra tarp partinė manipuliacija arba koks nors mechaninis statistinis žmonių skaičiavimas, kurio dėka yra išsigalvojama visuomenės nuomonė. Nes pačios visuomenės kaip tokios nuoseklios nėra, bet susidaro didelės žmonių grupės, kurie bando apginti savo interesą ir kurių, pavyzdžiui, interesas gali būti Lietuvos nepriklausomybė. Ir tada šitie žmonės gina tą Lietuvos nepriklausomybę, nežiūrint tą, ką ten šneka, kuris valdžios atstovas apie įsivaizduojamą jų visuomenės nuomonę. Bet dabar apie dėl Donaldo Trumpo. Donaldas Trumpas irgi mėgsta kalbėti, kad jis kalba už visą Ameriką, bet pasižiūrėkime, kada vyksta demonstracijos čia visa prieš kelias dienas No Kings, nereikia jokių karalių, šitaip ar ne su šito šūkiu. Išeina, pasak JAV žiniasklaidos, apie 7 milijonus žmonių. Daugiau, mažiau aš nenoriu spėlioti, kurie ten teisūs, kurie neteisūs, bet kokiu atveju fotografijos filmuota medžiaga liudija, kad išėjo tikrai nepaprastai daug žmonių. O iš įvairių kitokių tyrimų mes žinome, kad Jungtinėse valstijose yra nepaprastai didelis susipriešinimas tarp įvairių politinių grupių, politiškai aktyvių žmonių grupių, kurie nori išplėsti savo įtakas. Tai pasakyti Jungtinėse valstijose, kad yra viena Jungtinių valstijų visuomenė, tai nesąmonė, jos nėra tokios Jungtinių valstijų visuomenės. Yra labai didelės grupės, kurios vis dar taikiai kovoja tarpusavyje ir tikėsime, kad jos taikiai kovos. Taip ir mes Lietuvoje. Mes irgi tikime, kad taikiai galime susitarti, bet jeigu mums nepavyksta, tad susitarti darome taikius protestus, kurių dėka bandome įtakoti politinius procesus. Jeigu vyriausybės nemato šitų žmonių protestuojančių įtakos ir juos neatsižvelgia, tada arba šitos vyriausybės pradeda kreiptis į demosą, į minę palaikykit mus skriaudžia, o iš tikrųjų kreipiasi tik ir manipuliuoja. Ir tokiu būdu bando jėga išsilaikyti ilgą laiką valdžioje, jeigu jie yra nekompetentingi. Ir čia jau lietuviškos krizės, lietuviškos problemos. Mes tiesa dar neturime tos autoritarinės ryškios valdžios, tikiuosi, kad taip ir nebus, kad taip neatsitiks, bet polinkis tendencijos formuotis autoritariniai valdžiai Lietuvoje yra. Ir mes jį matome per būtent nekompetentingų asmenų skirimą, per kreipimąsi neva į visą Lietuvą, per bandymą pažadinti tuos žmonės, kurių būtų daugiau, ir kurie atstovautų būtent tuos mažiausiai kompetentingus žmonės ir kurių dėka galėtų įsitvirtinti stiprios asmenybės diktatūra ir žinoma yra svajonė tų lietuviškų mini diktatorių
virsti Viktorais Orbanais, jokiais ne Putinais ir ne Lukašenkomis. Žinoma, kad į tas dvi psichopatų pusės mažai kas žiūri. Bet Viktoras Orbanas čia yra labai ryškus pavyzdys. Taip, ir kuom tapus labai lengva tada tapti ir Rusijos satelitinės valstybės formuotojų. Pažadant, kad štai karo pavyzdžiui nebus, nes mes nebe prieš ir taip toliau. Čia susilauktų palaikytojų, nors pati, jau bijau vartoti žodžio visuomenė, pati visuomenė, šiaip tai yra kitų nuotaikų pas mus, yra daug tokio pilietinio sąmoningumo, vyksta šaulių plėtra, daugėja aktyvių šaulių narių, yra treniruotės, pasirengimai karo atvejui. Tai matosi, kad nėra to tokio išskydimo, nėra kažkokių labai didelių baimių, tačiau tai dar nereiškia, kad kažkoks atėjęs prorusiškas mini diktatorius, kažkokia Orbano versija neimtų žadėti laimės, amžinosios taikos, tapus prorusišką valstybę. Tai čia tas pavojus be abejo yra. Bet aš norėčiau trumpam dar kartą grįžti gal prie Donaldo Trumpo fenomeno. Viena vertus mes jį matom kaip šaumeną, kita vertus mes jį matome kaip visišką moralinį degradą. Jeigu Amerikoje būdavo ta tradicija, kad prezidentas turi būti, plius minus nepriekaištingos reputacijos, turinti žmoną, tokią pagarbę šeimą, tai Trumpui visiškai tai neįmotais. Šitą moralinę pusę, turint omeny įvairiausius jos skandalus ir vedančius net iki pornografijos žvaigždžių, kur ten jau tą tradicinę šeimos moralę, toliau jo polinkis į diktatorių. Daug kas mano, kad jis tiesiog žavisi Vladimiru Putinu, kaip jam sekasi kontroliuoti medijas, o štai Trumpas vis dėlto su prie geriausiu noru visiškai negali medijų ir žurnalistų žodžio laisvės kontroliuoti. Ir sykiu jisai kaip ir demokratinės Amerikos prezidentas. Tai toks miksas pasigaunasi. Sakyčiau, kad Trumpui reikia dar iš Putino stipriai pasimokyti, kaip reikia užgrobti valdžią. Blogąja prasme, jo, bet pasimokyti ir išmokti tokias pamokas, kaip pavyzdžiui, kad pirmą užgrobti reikia ir užvaldyti saugumą, po to užvaldyti kalėjimų, teismų ir kalėjimų sistemą ir tik po to žiniasklaidą. Todėl, kad žiniasklaida turi kažkur sukišti kažkokius kalėjimus, nubausti per teisėjus. Ir jeigu tau tie teisėjai ir kalėjimai ne tavo pusėje, tai ką tu padarysi su šita žiniasklaida? Nieko nepadarysi. Tai yra tam tikras, sakykime, valdžios užėmimo procesas. Ir teisinis atsiskyrimas nuo civilizuoto pasaulio ir užvaldymas visos šitos teisės sferos yra svarbi galimo būsimo diktatoriaus užduotis, kaip jis elgiasi. O kodėl ir kaip pavyksta užgrobti ir užvaldyti? Tai pirmiausia, beje, Trumpas irgi tuos žingsnius jau yra padaręs, įvedamas siaubas valstybinėse organizacijose, siaubas paplinta ir karinėje tarnyboje, ir saugume, tada, kada pradedama masiškai atleidinėti darbuotojus, juos diskredituoti, o kitus priartinti pagal lojalumo, ištikimybės ir kitokius principus. Jungtinėse valstijose mes matome šitos žingsnius, bet pavadinčiau jie dar ankstyvieji tokie žingsniai. Aš nesu tikras, kad 3,5 likusių Trumpo metų jis spėtų pasiekti tai, ką Putinas pasiekė per pirmosius savo irgi 4-5 metus. Kitaip tariant, reikia užvaldyti didžiulę represinę mašiną tam, kad vėliau galėtum užimti medijas ir po to jau pabandytum įvesti kažkokią tvarką. Bet yra besipriešinančios grupės. Mes čia dabar pasižiūrėjom vien tik tai diktatorių, ką jis turėtų padaryti. Bet žvelgiant, pavyzdžiui, į Lietuvą,
tokia šalis kaip Lietuvos demokratija, tai mes matome didelį visuomenės pasipriešinimą, kai tik tai daromi neteisingi žingsniai. Jungtinėse valstijose mes taip pat matome didžiulį pasipriešinimą. Ir šitas pasipriešinimas remiasi tokių dalykų - sektorinis pasipriešinimas ir solidarumas. Sektorinis pasipriešinimas, tai pavyzdžiui, ką matom Lietuvoje, kultūros žmonės priešinasi dėl kultūros ministerijos, mokytojai gali priešintis dėl švietimo ministerijos, ar ne? Tai čia toksai sektorinis pasipriešinimas. Bet solidarumas reiškia tai, kad vienos grupės žmonės ateina į pagalbą kitos grupės žmonėms. Kada, pavyzdžiui, mokytojai atbėga padėti kultūrininkam, kultūrininkai mokytojams ir taip toliau, ir visi kartu nubėga gydytojams padėti. Lietuvoje mes tokio dar didelio masto solidarumo nematome. Jis yra, bet nesakyčiau, kad jis yra intensyvus ir kad jis yra toks stiprus. Jungtinėse valstijose mes matome didelį solidarumą, kada jungiasi labai skirtingų spalvų žmonės, jungiasi skirtingų profesijų žmonės ir ateina vieni kitiem į pagalbą ir todėl sugebama iškelti platesnius politinius reikalavimus. Kita vertus, Lietuvoje aš nelabai dar matau, kodėl mes turėtumėm suburti šitą didžiulį solidarumo judėjimą, bet aš įtariu taip, kad jeigu labai reikėtų, Lietuvoje toks solidarumas, stiprus solidarumas su stipriu pasipriešinimu atsirastų. Baltarusijoje 2020 metais, kada prasidėjo didieji protestai, jie pabandė tą solidarumą organizuoti tarp paprastų įmonių darbininkų, mokytojų ir kultūros veikėjų, kad jie visi kartu išeitų. Šioks toks solidarumas pavyko. Vis dėlto iš šitą solidarumą... Ten buvo daugiau moterų vis dėlto, moterų revoliucija. Jo, bet palikim dabar tas moteris ramybėj, svarbu yra tai, kad solidarumo nepavyko sukurti kartu su taip vadinamų su galios struktūromis. Tai yra į protestus, į nesolidarizavosi kartu policininkai arba milicininkai arba kitosios stipriosios organizacijos, kuriems reikėtų irgi savo kitų atvejų pagalbos, jeigu su jais kas nors atsitiktų. Deja, pasirodo, kad viena iš tokių problemų, su kuriomis susiduria demokratijos, yra tai, kaip įtraukti į demokratinį procesą jėgos struktūras. Ar mes mokame įtraukti į demokratinį procesą jėgos struktūras, ar jėgos struktūrų atstovai gali dalyvauti laisvai demokratinėme procese ir solidarizuotis su žmonėmis, kurie gina arba vienus arba kitus dalykus. Ir čia, Tomai, labai gerai paminėjote šaulių pavyzdį. Šauliai Lietuvos yra kaip tik jėgos struktūra, kuri turi savo ginkluotę, nors ir ribotą, ir turi pakankamai didelius būrius, ir jie yra, kaip nekeista, ne tik, sakykime, pasipriešinimas galimai okupacijai, bet taip pat tai yra žmonių grupė sudaryta iš mokytojų, kultūrininkų, iš visokiausių verslininkų ir kitų, kurie užtikrina pakankamą solidarumą ginti Lietuvos nepriklausomybę, net jeigu kuri nors valdžia norėtų užimti represinės įstaigas, pavyzdžiui, kariuomenė arba policija. Mano sūnaus vidurinės mokyklos auklėtoja, etikos mokytoja, priklauso šaulių organizacijai. Aš noriu pasakyti, kad Lietuvos universitetos ir Vilniaus universitete ir Vytauto didžiojo universitete darbuotojai, profesoriai, net ne vienas, o daug yra įsitraukę į šaulių judėjimą, yra šioje sferoje aktyvistai, todėl aš matau tai dar vieną būdą, kaip galima ginti savo demokratiją. Baltarusijoje tokių šaulių organizacijos, kurie būtų užtikrinę demokratinio protesto neliečiamybę nebuvo. Rusijoje tokios demokratiškai organizuotos grupės, kurie būtų užtikrinę demokratiją apsiginti nuo Putino noro okupuoti visas institucijas, nebuvo lygiai taip pat. Kada prasidėjo didžiosios atakos ir kada Putinas pradėjo žudyti politinius aktyvistus Rusijoje, nebuvo tokių jėgos struktūrų, kurie ateitų jiems į pagalbą. Kai Nemcovą nušovė prie pat Kremliaus,
pagrindinį tuo metu Putino oponentą, nebuvo jokių jėgos struktūrų, kurie ateitų į pagalbą ir padėtų ištirti. Kitaip tariant, tai buvo visiškas jėgos struktūrų išdavystė. O kodėl? Todėl, kad jie nebuvo įtraukti į demokratinius procesus. Jų tenais nebuvo. Lietuvoje laimiai mes tokius procesus, tokias organizacijas ir laisvas struktūras turime. Beje, Estijoje lygiai taip pat mes turime. Ko aš negaliu pasakyti apie Latviją, tai tiesiog nežinau. Taip, ir čia įdomus dalykas dėl tų jėgų struktūrų Rusijoje. Kadangi yra labai įtariama, kad Nemcovo žmogžudystė ėjo per Kadyrovą ir Putinas matė, reiškia, Čečėnijos jėgos struktūras kaip jam, jo režimui pavojingas. Čia visas kontekstas, Čečėnijos karas, aplamai Kaukazas, kaip jis turėjo būti suvaldomas. Ir štai per Kadyrovą sukuriama jėgos labai rimta struktūra, tiesiog armija Kadyrovo, kaip palanki Putinui per visus šitos korupcinius ryšius. Nusiperka savo. Jo, bet aš čia nenorėčiau painioti dviejų dalykų. Yra vadinamos nusikalstamos karinės grupuotės, kaip Kadyrovo, gali būti privačios irgi nusikalstamos karinės grupuotės, kaip jau kita anapilin iškeliavusio Prigožino, ir gali būti pilietinė kariuomenė, pavadinkime tai, pilietinė karinė organizacija, kuri užtikrina būtent to, ką mes vadiname demokratija, demokratijos buvimą šalyje. Ir kas man labai svarbu apie šaulius pastebėti, ne tik tai apie šaulius, panašias organizacijas, bet kokiu atveju tai čia skamba žodis organizacija. Tai ne minia, tai ne demos. Tai šauliai nėra demos, nėra minia. Šauliai yra organizacija, kuri vystosi. Ir tos pilietinės organizacijos, kurios vystosi ir yra linkusios į solidarumą, užtikrina demokratijos raidą. O jeigu kažkas mums kalba apie tai, kad mes visi esame lygus ir viena minia, tai vadinasi, šitas žmogus nori išnaikinti ir šaulius, ir nori kitas organizacijas išnaikinti, ir paversti mus tada valdomą bandą, kuriai vadovaus koks nors diktatorius. Taip. Ačiū Jums labai už šias įžvalgas, ačiū labai už šią mūsų diskusiją. Aš tikiuosi, mūsų žiūrovams bus įdomu pasiklausyti šios laidos ir iki kitų susitikimų.